Galvojant apie pensiją, man visų pirma kyla asociacija laisvė, kelionės, poilsis, daržas, pramogos. Aš įsivaizduoju savo pensiją aktyvę ir pilną naujų įspūdžių ir naujų veiklų, nes turbūt, kai jau sulaukiu tokio brandaus amžiaus, norėtųsi jau turėti, būti sukaupus kažkokį tai kapitalą, kad nereikėtų jau galvoti, kaip rasti darbą, kuris aprūpintų finansiškai ir patenkintų visus poreikius. Iš tikrųjų, manau, kad kiekvienas ir mano bendraamžiai, ir jaunesni, ir vyresni žmonės turime galvoti apie savo ateitį patys ir nesitikėti, kad mumis pasirūpins valstybė, nes žiūrint į dabartinės demografinės tendencijas po 30 ar 40 metų, nebūtinai valstybė galės mumis pasirūpinti ir aprūpinti mums tą orę pensiją. Aš jau gana senokai savo sesers paskatinta turiu sutartį, kai atsidarau savo internetinį banką, tai matau, kad ten kaupiasi tų lėšų. Aišku, tas fondas taip įsivaizduoja, kad kiekvienais metais vis augs ir galbūt tada, kai jau ateis tas pensijinis amžius, man užtikrins kažkokias tai pajamas. Jau reikėtų man ją pradėti kaupti, nes tikrai žinau, kad nesigailėsiu vėliau. Man tiesiog reikia atidėti po truputį kiekvieną mėnesį pensijai. Turim kiekvienas tai padaryti ir paskui tikrai džiaugsimės, kai būsime vyresni, nes niekas nežino, galbūt to indėlio tikrai reikės ir tada be abejonės džiaugsimės, kad kažkada padarėm tą vieną ar kitą kliką sėdėdami prie savo internetinio banko.